Arbitblatas, kitaip dar pagal dokumentus Nehemija, gimė 1908 metais Kaune Įdėlio Moišės ir Chajos Ester Arbitblatų šeimoje. Ir deja prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, kaip ir daugelis Lietuvoje gyvenusių žydų šeimų, jie buvo apkaltinti bendradarbiavimu su vokiečių kareiviais ir carinės Rusijos valdžios išsiųsti į Poltavos sritį. Ir būtent, galima sakyti, dailininko vaikystė prabėgo Poltavos miestelyje. Ir tenais vienas rusų dailininkas pastebėjo berniuko gabumus menui ir paėmė jį į vaikų namus, Poltavos vaikų namus, kur veikia tokia piešimo mokyklėlė. Iš tikrųjų, ten praleido 7 metus ir gavo pirmąjį meninį išsilavinimą. Lietuvai tapus nepriklausoma, Arbitblatų šeima 1921 metais grįžo į Kauną, apsigyveno Žižkienės gatvėje, po to Laisvės alėjai, o Įdėlis Moišė atidarė muzikos instrumentų parduotuvę. Dailininko vaikystė būtent prabėgo Kaune, jau paauglystė, galima sakyti, prabėgo Kaune. Jisai mokėsi Kauno žydų realinėje gimnazijoje. Ir čia mes jau žinom, kad pagrindiniu jo dailės mokytoju buvo Jokūbas Mesembliumas, kuris irgi vėliau išvyko į Paryžių ir pasivadino Jacques Misen vardu. Tik tai baigęs Kauno žydų realinę gimnaziją, dailininkas iškart 1924 metais išvyko į Berlyną, vėliau Dresdeną, Müncheną ir žinome, kad nuo 1926 metų jisai gyveno Paryžiuje. Ir Paryžiuje jis taip pat lankė pačias įvairiausias studijas, bet viena iš tokių, garsiausių tai buvo kubisto André Liot studija. Arbitblatas iš tikrųjų buvo labai tokia atvira asmenybė, nes labai greitai Paryžiuje susidraugavo su visų meniniu elitu ir su ta vyresnėja karta, kuri jau buvo išvykusi Paryžiuje, susibendravo ir su Chaimu Sutinu, ir Mišeliu Kikoinu, ir Pinku Kremeniu, ir Emanueliu Manekacu, su Marku Šagalu taip pat. Ir vėliau sukūrė šių dailininkų tokį portretų ciklą. Paryžiuje dailininkas nepamiršo ir Lietuvos, jisai gan dažnai čia sugrįždavo, dalyvaudavo bendrose parodose ir nuo 28 iki 33 metų net surengė 5 personalinės parodas Kaune. Jisai taip pat pasireiškė kaip ir žurnalistas, nes į tarpukario Lietuvos spaudą rašė įvairius straipsnius apie Paryžiaus meno gyvenimą, apie Paryžiaus bohemos gyvenimą ir galima įsivaizduoti, kad tuo metu sėsliems Lietuvos gyventojams tai buvo iš tikrųjų toksai langas pažinti Paryžių ir tie jo straipsniai buvo laukiami ne tik naujojo žodžio redaktorių, bet ir visų skaitytojų. Palaipsniui jam gimė idėja kurti modernaus meno galeriją Kaune ir kaip po to rašė spauda, jinai buvo padaryta pagal Paryžiaus galerijos modelį. Ir galerijoje buvo eksponuojami ir lietuvių, ir Lietuvos žydų dailininkų darbai. Nehemijos Arbitblato veikla iš tikrųjų byloja jį buvus tokia atvira ir labai universalia asmenybė. Ir iš tikrųjų labai įdomu skaityti tos tarpukario kritikų straipsnius, nes dažnai Arbitblatas būdavo būtent puolamas dėl to savo nepastovumo, kad jis pats nežino, ko nori. Ir atrodydavo, jau kritikai lygtai susitaiko su jo viena raiškos forma. Praėjus tam, pavyzdžiui, pusmečiui jau pradeda girti jį, kaip ir jau, pavyzdžiui, tas impresionizmas ar kubizmas tampa gerai. Ir staiga Arbitblatas išeina į meno areną vėl su kažkokia nauja raiškos forma ir vėl tas puolimas prasideda iš naujo.
Bet aišku, dailininkas niekada nepaisė kritikos ir visą laiką, galim sakyti, drąsiai žengė tuo savo išrinktų meno keliu ir darė tai, kas jam patinka. Tai dailininkas, aišku, pirmiausia labai svarbus ir savo kūryba, nes tai ir tapytojas, skulptorius, scenografas, piešėjas, karikatūristas, svarbus ir savo tais kritiniais darbais, dailėtyriniais darbais, nes jisai rašė ir dailėtyrinius straipsnius, pavyzdžiui, apie Maksą Bandą yra parašęs, apie kitus menininkus. Jisai įdomus ir kaip žurnalistas. Jisai įdomus kaip ir istorijos metraštininkas, nes jisai sukūrė apie 40 garsių École de Paris ir kitų žymių dailininkų portretų, kurie yra vertingi ne tik savo meninę prasme, bet ir tą istorinę prasme. Arbit Blato kūrybos turbūt ir gyvenimo tokia realija buvo kasdienybė, tai yra nuolatinės kelionės į Lietuvą. Jisai gyvendamas Paryžiuje nuolat lankė savo tėvus kaip pavyzdingas sūnus, galima sakyti. Ir ryšiai su šeima nenutrūko visą jo gyvenimą, kuomet jisai ir paskui jau į New Yorką persivežė savo sunkiai sergantį tėvą, kuris patyrė tikrai labai didelių sveikatos sutrikdymų. Ir čia prieiname prie tokių gan tragiškų pasekmių. Tai 41 metais mirė menininko motina. Ji kalėjo Štuthofo koncentracijos stovykloje, ir ši žinia dailininką labai sukrėtė. Kas yra įdomu, kad menininko kūrybinė ta biografija, ji plėtojosi dar ir kitose šalyse, aprėpė ir Italiją. Jis tenai įvykdo tokį, žydų geto teritoriją įvykdo tokį labai originalų ir įdomų projektą, kuris yra skirtas holokausto temai, sunkiai sudėtingai temai. Ir ją įprasmina būtent geto aikštėje tokių bareljefų būdu. Jisai iškabina ten bareljefus. Ir jie yra teminiai ir yra būtent skirti žydų tragedijai paminėti, ir kartu siejasi su Italijos žydų istorija, susijusi ir su jo paties istorija, žinoma, visi tie skauduliai, kurie palėtė jo šeimą, jam tarsi jį lydėjo visą gyvenimą. Amerikietiškas Arbit Blato gyvenimas, niekiek nenusileido savo spalvingumu ir įvairovę būtent paryžietiškajam. Tai Niujorke jisai labai organiškai, natūraliai įsiliejo į tą meninį peizažą, jisai dalyvavo parodose, jo kūrinius pirko, jis buvo matomas, pastebimas, ir palaipsniui mezgėsi naujų draugų ratas. Vis tik tai nepamirštant ir Paryžiuje paliktų jo bičiulių, jo menininkų, kurie sudarė jo artimą ratą. Tai tas nuolatinis bendravimas ir sugebėjimas kažkaip reikštis ne tik kaip menininkui, tokiam elitinės profesijos atstovui, bet kartu bendravimas su tuo populiariuoju elitu arba elitinių meno rūšių atstovais, tai operos dirigentais, solistais, dainininkais, režisieriais, kino kūrėjais, fotografais. Čia galima sakyti, kad nebuvo srities, kurioje Arbit Blatas nebūtų nardęs kaip žuvis, jam viskas buvo tiesiog organiška ir paklūsta. Vedęs Reginą Reznik 68 metais jisai susipažino su garsia Metropolitan opera teatro Prima, būtent Regina Reznik, kurios tėvai savo laiku taip pat emigravo iš Ukrainos, buvo Ukrainos žydai. Ir jo kaip menininko temų ratas turbūt prasiplėtė, atsirado jo žmonos pirmiausia portretai, kurie jį traukė ir sukūrė jisai ištisą seriją. Jisai paniro į litografiją, jisai kūrė grafikos atspaudus, kas buvo visiškai nauja. Taip pat jo tapybos kūriniuose buvo matomos operos už tris skatikus personažai, scenos, scenovaizdžiai, kuriuos jisai pritaikydavo paskui ir jiems kartu, taip sakant, sudarius tokį kūrybinį tandemą ir kuriant spektaklius ir juos įgyvendinant. Arbit Blatas Niujorke susitinka su savo turbūt
tautiečiais, žydų menininkais, kurie vėlgi per Prancūziją atkeliauja ir į Niujorką. Niujorkas po karo tampa pagrindiniu meniniu tokiu centru, tas vadinamasis lydymo katilas, kuriame sukrenta įvairios kultūros, jau kaip ir perima iš Paryžiaus estafetę ir tampa tokių įtakingiausių meno centrų tuo metu. Daugialypė menininko karjera, jinai tikrai irgi nepraeina nepastebimai. Arbit Blatas yra 2 sykius apdovanotas Garbės legiono ordino apdovanojimais. Tai yra aukščiausi Prancūzijos apdovanojimai. Ir dar viena jo talento sritis, tai kad menininkas dalyvauja kuriant filmus, rašo scenarijus, taip pat rašo savo atsiminimus. 2011 metais Lietuvos nacionalinis dailės muziejus gavo tokią ypatingai svarbią ir didelės apimties dovaną. Tai beveik 960 Arbit Blato kūrinių. Tai yra ir tapyba, ir grafika, ir skulptūra, taip pat ir scenovaizdžiai. Ir labai didelį ir išsamų archyvą, kurį padovanojo jau po dailininko mirties jo našlė Regina Reznik. Ir jos sūnus Michaelas Davisas. Kaip žinia, ir su Žydų muziejumi taip pat bendradarbiauja posūnis. Yra taip pat dovanotų kūrinių ir Vilniaus Gaono Žydų istorijos muziejui taip pat. Aplankė ir savo buvusius namus, ir Kauno sinagogą, taip pat 9-ąjį fortą. Ir jiems taip pat padovanojo savo kūrinių ciklą. Taip, bet asmenybė buvo labai tokia atvira, turbūt visam kam. Ir dėl to matyt taip, galbūt ne tiek lengva jam čia buvo sugrįžti, nes, žinant tą skaudžią patirtį šeimai, bet kita vertus tai jisai norėjo ir siekė ten nuvažiuoti ir pamatyti tas vietas, kuriuose jisai kaip vaikas dar buvo vaikščiojo, iš tikrųjų 16 metų išvyko iš namų, tai labai toks dar jaunas amžius. Be abejo, kad kalbant apie Arbit Blatą, toks vietinis kontekstas jisai jau kažkaip susiaurintų labai turbūt menininko apskritai suvokimą. O pasaulinis kontekstas jam labai tiko. Iš tikrųjų jį mylėjo ir kameros, ir fotoobjektyvai, jisai buvo toks labai viešas žmogus. Turėjo didžiulį bičiulių ratą, kuris jį supo nuolatos ir labai organiškai pereidavo iš vienos meno rūšies į kitą. Matė tiesiog gyvenime daugybę tų kūrybinių impulsų ir juos labai, taip sakyčiau, panaudodavo savo kūryboje, jis juos savo asmenybę sužavėjęs tiek daug pasaulio, nes jį žino ir Venecijoje, ir Niujorke, ir Paryžiuje, jisai turėjo visur savo vietą ir ta vieta buvo tokia elitinio menininko vieta, galima sakyti. Jis mėgo fotografuotis taip stilingai apsirengęs su pypke, jis buvo tos bohemos atstovas tuo metu. Dalyvaudavo operos premjerose. Žinoma, kad jo žmona, garsi dainininkė, leido sudarė tas sąlygas jam iš tikrųjų pasirodyti tokiam prabangiam pasauliu, tviskančiam pasauliu, kurio turbūt retas menininkas apskritai pasiekė, ne tik iš Lietuvos, bet ir apskritai pasaulyje. Tiesiog, galima sakyti, toks, laimės kūdikis, likimo apdovanotas žmogus. Ir bičiuliavosi su Rostropovičiaus šeima ir su įvairiausiais dirigentais. Tiesiog tai buvo jo gyvenimas, jo kasdienybė. Jisai kalbėjo daugybę kalbų, jisai laisvai mokėjo lietuviškai, rusiškai, prancūzų, anglų, italų, gal ir ispanų mokėjo. Žodžiu, daugybė instrumentų, kaip jis galėjo save išreikšti ir tikrai visais naudojosi. Rašė scenarijus, kūrė filmus, dalyvavo juos kuriant. Be to buvo toks labai šiltas, impozantiškas ir turbūt gana paprastas žmogus. Sau jisai turbūt prisitaikė vis tik tai ne patį labiausiai tą vadinamą avangardą, jisai kaip nesižavėjo tokiais, jau tokiais pačiais aktualiausiais galbūt nūdienos tomis kryptimis meno, o tiesiog, vis tik liko toksai ekspresionistas daugiau kūryboje.
Tai kas iš tikrųjų ir siejama su tuo lietuviškumu, manyčiau, tai pats tas toksai priėjimas, tai ką jisai gavo Kaune, turbūt iš Justino Vienožinskio privačios studijos, kurią lankė, na ir iš Jokūbo Mesembliumo pamokų, tai žydų menininkas iš būtent žydų mokyklos, žydų gimnazijos Kaune. Toks priėjimas prie meno, na, nuosaikesnis toks, na ir jo paties turbūt charakteriui buvo labiau toksai artimesnis.